Sveiki, sakau visiems siuvinėtojams, mylėtojams, kryžiukams ir ne kryžiukams, mano gerbėjams, kaip sakant, kurie pasirašę yra mano kanale arba kurie netyčia sustojat pasižiūrėti, ką aš čia darau. Mano vardas Jurgita, aš gyvenu vidurio maždaug Amerikoje ir mėgstu siuvinėti ne tik kryžiukų, bet bandyti įvairiausius kaip ir dygsnelius ir įvairiausius tokius hobio darbelius daryti ir pirmas sykį bandyti, taip kad visko galite pamatyti mano kanale. Aš jau nemažai metų filmuoju ir tikiuosi, jūs jau ne pirmą kartą pas mane esate, o jeigu pirmą, tai tikiuosi, kad jums patiks, ką čia rodau ir toliau irgi galėsite lankyti mane ir dairytis pas kitas lietuvaitės, kurių nėra daug, kurios filmuoja ir rodo savo siuvinėjimą. Taigi, štai ką matome prieš save, tai mano seniausias pats darbelis, kuris likęs mano pradėtukuose, tai yra Chatelaine Baltijos jūros mandala arba Osci. Ir aš jį esu pradėjusi 19 metais, kovo mėnesį. Ir dabar, ką aš turiu, tai ne viskas matosi, bet yra 54,14%. Ir kai pradėjau, tai maždaug va čia va susuktas, kuri va čia va grinai viduriukas, tai truputėlį žemiau viduriuko, kur tilpo rėmė, siuvinėjau viską, ką tik galėjau. Tai ką reiškia, tai pilni kryžiukai yra, pusiniai kryžiukai, kuriuos pagrinde pradėjau daryti kaip ir 3/4, va kaip ir čionais matosi. Yra viską naudoju, kaip buvo Martinos rekomenduota, pirkau visą rinkinį, kur yra ir šilkiniai siūlai, ir rankų dažymo, ir yra tie blizgantis kaip ir Rainbow Gallery, maždaug kreinikai čionais, ir pilna visokiausių karoliukų, treasures ir taip toliau turi būti. Ir būna nemažai ir tų, kaip čionais matosi, daug apvedžiojimų, tų vadinamųjų biesų. Ir taip pat yra nemažai tokių spec dygsnelių, kuriuos jinai yra subraižiusi, kaip ten viską ką daryti. Va ir čia Algerijos tos akis, kaip sakant, yra. Taip pat toks super palyginus sunkus, jeigu nežinai, kur ką dėti. Tai čia specialiai šitam krabui yra subraižius ir matosi, čia yra kelių atspalvių tokios algeriškos, kaip tie vadintusi, tos sakyti žodžiu, visko taip yra. Ir reikia stebėti, žiūrėti, kaip ką ten reikia daryti. Pavyzdžiui, čia tai tos gėlės yra išsiuvinėtos vienu siūlu, tai kur labai keičiasi atspalviai, ar ne, yra tokia ir kaip ir salotinio žalsvumo pereina į tokį bordinį ružavumą, labai gražiai gaunasi, bet tai reiškia taip pat, kad kiekvienas darbelis truputėlį kitaip atrodys. Ir aišku, DMC yra pilna irgi siūlų. Tai kaip ir kalbėjau savo šių metų planuose, būtų labai gerai, jeigu aš jį galėčiau pabaigti iki kitų metų, jeigu ne vidurio, tai bent jau iki pabaigos, tai galim sakyti maksimum 2 metai jam yra likę, nes jau perėjau 50% ir sakau, dabar jeigu pastoviai ant jo taip siuvinėsiu, kaip esu dariusi praėjusius, nežinau, bent jau tos vienus metus, ar gal daugiau, kiekvieną mėnesio pradžioje, jeigu jūs esat mane stebėję jau praėjusius metus bent jau, kad aš paimdavau tą darbelį, patį pirmąjį, ir kažkiek buvau užsipriešusi pasiuvinėti. Ir tik tada, kai pasėdavau maždaug, kiek norėdavau, ten, man atrodo, 4,5 ar kiek čia gaudavosi tų kryžiukų pagal sagą, ir tada galėdavau paimti kitą darbelį. Tai tikiuosi ir taip ir toliau daryti ir šiemet, ir kitąmet, kai jau iki pat galo. Ir kas yra dabar likę, tai šiemet būtų labai gerai tai pasiuvinėti kokius 36,000 kryželių ir metų gale pasižiūrėsim, ar man pavyko tai įveikti. Va, tai pirmiausia, kaip aš dariau ir viduriniai toj daly,
tai viską išsiuvinėsiu, išskyrus tuos karoliukus, krikštuliukus. Tai ir bus ir pilni kryžiukai tie, ir spec dygsneliai, ir apibrėžimai tie visi. Tai visą tą išsiuvinėsiu ir kai tą viršutinę čia dalį pabaigsiu, tada pravyniosiu tą savo rėmą omaniko iki apačios, kiek galiu, ir tada aš tenais toliau dirbsiu. Nes du šoniniai pastatai, kurie čia taip pasislėpė, matosi, tai jie beveik pilnai pabaigti, ten tik tai nepasiekiau žemiau, tai ir tenais nesukinėjau pirmyn atgal. Ir ką daugiau, tai yra ir tuo petitų, kai per vieną siūliuką reikia siuvinėti kryžiuku. Čia paukščiukai, va čia toks dalinai pasiuvinėtas. Žodžiu, toliau eisiu, seksiu pagal instrukcijas ir pasižiūrėsim, kiek man gausis šiemet pasiuvinėti ir šį mėnesį. Taip kad palinkėkime kartu man sėkmės su šito darbeliu, nes čia ne vieną šatelėn turiu, bet mano čia yra pirmasis darbelis. Ir kadangi esu gimus prie Baltijos jūros, maniau, kad kaip tik labai yra svarbesnis toks žymesnis darbelis man. Ir pradedam tada 25 metus ir tikiuosi, kad jūs irgi stebėsite šito ir kitų mano darbelių augimą kartu su manimi. Dabar trumpam sustosiu su Châtelaine, nes neužilgo pas mane atvažiuos kai kurios iš tų mūsų pagrindinių siuvinėtojų ir mes pas mane tai siuvinėsim, kalbėsim, plepėsim, valgysim ir taip toliau, taip kad nusprendžiau nusinešti į apačią šitą darbelį. Tai yra Karen Kluba Rosewood Manor Inspiration. Ir štai, kur aš pradedu, tai maždaug 15,4% man saga rodo, kad esu padariusi. Ir paprasčiausiai dirbsiu, kol šitam rėme, nes ten toliau jau nesuksiu, neįsiu, čia nais pilną užpildysiu. Ir kaip matome, daug labai yra vietų, kur tiesiog po vieną reikia pradėti ir užbaigti kryželį. Taip kad reikės prisiminti, kaip viskas eina ir šitą darbelį siuvinėsiu. Norėjau trumpam pasirodyti, ką kartais tas biesas vadinamas irgi padaro. Tai galvoju, palyginimui padaryti pastato vieną langą su tuo balkonų rėmais ir langelį, ir kaip atrodo neapibrėžtas langas su balkonų rėmais į čionais. Tai čia maždaug pagrindė tas liko ir čia truputėlį bus namas užbaigtas. Bet dideli tokie pasikeitimai atrodys, tai pavyzdžiui, kaip ta kėdė, švyturys ir laivelis atrodys. Tai jeigu pasižiūrim va čionais iš pusių, tai laivelis irgi vien tik tai toksai smėlio spalva, kažkas balta atrodo, toksai yra kaip ir siluetas. Čia dar turės būti kitokio atspalvio maža vėliavėlė plevėsuojanti. Bet, pavyzdžiui, švyturys, tai matosi čia tokios tuščios vietos grinai, o jau čia mes turim tos rėmus laikyti, kur pavaikščioti, stebėjimo tos punksas ir čia, ir apibrėžimai yra, o čia taip irgi atrodo, ypač kur šviesa ant šviesaus yra, tai irgi taip tuščiai. Na ir aišku, didžiausias darbas šitoj pusėje bus tai ta kėdė, kur atrodys va šitaip grinai, tai labai daug čionais bus darbo irgi bandant kuo tiesiau tas linijas padaryti, nes aš tas ilgas visas linijas tai su adata ir siūlu perkišu per vidurį kur nors dalimis, kad jie nebūtų ilgi ir nesijudintų per daug. Taip aš taip atsargiai labai darau, tai man dažnai užtrunka daug ilgiau laiko negu padaryti tenais du kaip ir kryžiukui dygsnius, vietoj, kad padaryti du tokius tiesesnius, lygesnius dygsnius. Tai kol kas, kaip norėjau parodyti, kol kas gal neblogai einasi, visi tie, man atrodo, pagrindė spec dygsneliai, kaip ir tos kriauklytės čia jau yra irgi išsiuvinėtos, apibrėžtos.
aplinkui ir namas greit irgi bus užbaigtas, ten dar kitų atspalvių bus truputėlį, bet ne per daugiausia. Ir žuvėdros jau turi irgi kojytės, čia viskas išsiuvinėta iš abiejų pusių yra. Taip, kad pagrindė va namas ir šita pusė liko daugiau išsiuvinėti ir ten mažmažių tokių. Taip, kad grįšiu atgal pas jūs, jau tikiuosi visą tai jau pabaigusi. Taipgi pasižiūrėsim, kaip pasikeis. Tai ir man regis, kad liktai viską, ką čia galėjau padaryti, išsiuvinėjau, aišku, išskyrus visus tuos karoliukus ir taip toliau, bet man atrodo, viršus gali būti pilnai pabaigtas. Nors, kaip bandžiau lyginti ir žiūrėjau popierinę schemą, palyginus su saga, ten truputėlį sagoje nebuvo visko pilnai. Tai nežinau, ar jūs turėsit sagos variantą ar ne, tai čia buvo per 2,5 kryžiuko ilgio šita antena trumpesnė sagoje. Šitie 2 langeliai nebuvo irgi ten pažymėti, kad reikia apibrėžti, bet kai žiūrėjau popierinę, tenais liktai mačiau, kad reikia tą langą viduje su siūlu apsiuvinėti, tai maždaug paėmiau tą patį 310 tą juodą siūlą, kur visus tuos langus dariau, žodžiu, kažką tokio ir liktai visą kitą liktai pabaigiau. Matosi čia tos vėliavėlės jau plevėsuoja ten iš abiejų pusių, viena į kitą žiūrinčios. Ir štai kaip antrasis švyturys čianais atrodo ir ta kėdė. Nors toj kėdėj šiaip ir čia truputėlį švyturio pačioj bandžiau padaryti, kaip būna ta pridedamasis tas siūlas, kai ištiesi ir po to tenais kažkur tai keliukėje jo su siūlu pritaisai, kad nejudėtų, tai aš dariau čia kai kuriuose tuose labai ilguose, pabandžiau. Ir man atrodo, gan neblogai gavosi, bet jie yra pritaisyti, ten kas 2, kas 3 maždaug su to pačiu siūlu, kai ištiesiau ir po to atgal beidama, patempiant taip bendrą tą siūlą, tai bandžiau pritaisyti. Tai štai kaip atrodo, jau greit bus 10 vakaro, 5 dienos šių metų, ką siuvinėjau ir nusprendžiau, kad dar noriu aš padirbti. Nors saga, aišku, žinote, ten tuos biesus ir specdeksniukus truputėlį kažkaip tai kitaip skaičiuoja. Tai ne kaip 1-2 dygsniai skaitytus pilnas seks, bet kartais tuos specdeksniuolius, tai kaip perskaičiuodavo nemažai taip. Tai pagal apskaičiavimus, tai šio mėnesio jau minimumą jau tikrai perviršijau, bet aš nenoriu sustoti, nes žinau po to, kad kuo daugiau paliksi, tuo ilgiau visą tai truks ir kol kas dar noriu pasiuvinėti, noriu pasižiūrėti, kaip ten apačioj dabar viskas atrodo. Tai nežinau, ar kas nors iš jūs esate įsiuvinėję, gal pamatysit, ką nors pažymint aš praleidau, kad liktai ne. Nors šiaip su tais nebuvau užtikrinta, taigi sakau, gal čia su 2 siūlais turėjo būti, tas kažkaip negražiai man atrodo. Tai nežinau, nepamenu, ar ten kur nors apačioje ten esu siuvinėjusi tą ar ne, tai reikės pasižiūrėti, jeigu ką, gal dadėsiu siūlą ar kaip, nežinau, kažkaip tai man taip labai kūdai atrodo tas vienas toks. Ir tai va, o šiaip va, tai beveik 60% dabar turiu, taip kad nedėjau pilnai iki 60 su šituo, bet jau laikas man visą tai atvinioti, kaip sakant, ir tada vėl galėsiu jau pasižiūrėti, kaip atrodo visas tas bendras išsiuvinėtas beveik 60% darbelis. Ir manau, gali nepilnai tilpti, kas ten yra likę išsiuvinėti rėme, tai gal ten koks apatinio to pastato gabaliukas tenais kokią sieną ar ką bus nupjautas, kaip sakant. Tai po to reikėtų tada vėl prasukti man rėmą, bet kol to nepabandysiu, nežinosim, ar ne, bet bandysiu kiek tik įmanoma, kad sutalpinti rėmo vietoje, kad nereikėtų man 100 kartų ten prasukinėti. Taip, kad einu tai daryti ir tada grįšiu jau gal su visu vaizdu pirmiausia
ir pasižiūrėsim, kaip atrodys tuščia vieta. Ir štai kaip atrodo išvyniotas, turėjau ant kilimo čionais išvynioti grynai, kad geriau pamatyčiau. Ir va kaip atrodo, čia jau aišku papildomai ta medžiaga, kur buvo, bet matosi, kur pats viduriukas, tai va čia va buvo, galim sakyti, pagal aukštį, taip kad aš truputėlį jau buvau pasistumusi žemiau. Ir anas pastatas, galim sakyti, kad pabaigtas, matosi mano šešėlis per lempas, o šito pastato čia dar vienas bokštelis. Jeigu taip grinai būnant, tai čia dar vienas bokštelis turėtų būti. Ir aišku, šonai tie visi turėtų kaip ir pasikartoti, tie kampai, bet pastatas bus apatinis visiškai kitoks. Ir man reikės vėl va tokius, tas Jessica, tos specialus dygsnis su Algerijos tais eyelets akytėmis, čianais irgi padaryti žemiau, žodžiu, va tas atsikartos irgi gabaliukas čianais. Taip kad štai, o šitą, kur sakiau, pasitikrinsiu, tai pasirodo, aš jau dar nebuvau dariusi, pirmas sykį buvo šitam darbelį, nes turėtų va čia va grinai va taip va eiti. Taip kad reikės dar man pasitikrinti tuos instrukcijas, gal kažką, aš sakau, tikrai ne taip padariau, ar kaip, tai žiūrėsiu, skaitysiu ir pasižiūrėsim, kaip bus. O po to jau reikės man visą tai va susukti, bet iš aukščiau taip keliu, taip grinai telefoną jums parodyti, kaip dabar atrodo, ir visą tai, galim sakyti, turbūt pilnai beveik pasislėps. Nu, ne visai, nes ne viską dar esu čianais pilnai užpildžiusi, bet jo, tai eisiu va toliau, va gal va šitaip va bus, tik tai man matysis kitą sykį, kai tik prasuksiu. Dabar einu toliau dirbti. Ir štai vėl rėmas prasuktas. Ir aš šiaip jau ten žiūrėjau, buvau netgi pasižiūrėjus kitą moteriškę, kur buvau išsiuvinėjusi, arčiau nuotraukas pritraukti, ir ten negalėjau nusakyti toj vietoj, kur galvojau, ar ten per skystas tas algerinis tas tos akutės buvo, tai nusprendžiau paimti tą patį siūlą vėl ir pereiti antrą kartą per tas vietas, tai kad būtų bent jau storesnis toks vaizdas, ir truputėlį, man atrodo, pagerėjo. Bet šiaip nežinau, kaip tiksliai turėtų būti. Ir nežinau, ar man čia toliau dar reikės prasukti kažkiek truputėlį ar ne, nes ten nebandžiau skaičiuoti. Kiek galima žemiau daėjau, nes čia jau reikės dapildyti ten tokias gėlytes čianais, tai visai arti rėmo gavosi, ir kai tempiau rėmą truputėlį dadėjo man vietos, bet šiaip štai ką aš matysiu šiuos visus metus ir gal netgi truputėlį kitų metų mėnesiuose. Nežinau, kur tiksliai aš dirbsiu. Iš pradžių, aišku, užbaigsiu visus tos kelis kabančius siūlus šilkinius, ir šiaip prieš tai aš stengiausi taip pagal teritoriją maždaug dirbti, nežinau, ar taip pat čianais darysiu ar ne. Ir aš jau tokius pagalvių užvalkalus iš ten padėvėtų buvau nusipirkusi, tokius ilgus, ir aš juos užtaisiau čianais šonuose. Tik tai, kaip sakant, atvėriau tokį langelį, pasidariau, kur maždaug, kad parodyčiau jums, o šiaip, kaip jeigu dirbsiu kokioje tik tai vidury daly, tai aš užtraukiu jas, kaip sakant, ir su tokiais magnetukais, va čia lietuviškas mano darytas magnetukas su vyčiu, tai užtraukiu tas užuolaidas ir apdengiu kiek galima daugiau, kad man dulkės arba netyčia, jeigu žinote, vis tiek nuo rankų ten riebaliukai tie būna ar kas nors, kad neišsitepliotų, nes aš turbūt gal šito darbelio ir neplausiu, šiaip nesiūlo plauti su tais šilkiniais įvairiais siūlais, taip kad stengiuosi kuo geriau atpalaikyti, kad būtų švarus. O po to, kai pabaigsiu viską siuvinėti, tai užtrauksiu tos
užvalkalus ir su magnetukais ten prilaikysiu ir pilnais bus uždengtas iš visų pusių ir padėsiu į šoną iki kito mėnesio. Ir nežinau, gal kokią gerą dienelę dar pasiuvinėsiu, nes jau šiaip kiti darbeliai man pradeda reikalauti, šaukėsi tiesiog, taip kad jau ateina laikas atidėti šitą, bet aš norėjau nors kažkiek pridėti dar diksnelių šitam, dar pastumti tolyn į priekį. Tikiuosi, kokie 60% jau pereisiu, bet pasižiūrėsim. Žodžiu, nežinau, kur eisiu, bet jūs pamatysit gal po to už sekundės ir pasižiūrėsim, kaip atrodys tada. Ir man atrodo, kad aš jau sustosiu šį mėnesį, man atrodo tikrai, ne kad atrodo, bet žinau, kad tikrai nemažai padariau, bent jau pagal sagą. Ir kaip matome, kad aš pradėjau nuo kraštų ir bandžiau maždaug kaip ir pasižiūrėti, kaip toli žemyn eina rėmas. Tai buvau pasiemus vieną tą iš tokių pagrindinių daugiausia, kur būna diksnelių atspalvių ir čia taip ėjau ir va šita linija eis maždaug, kur čia gautų viduriukas, tai maždaug va čia, kaip ta prasme tokio dydžio, tai truputėlį tik tai ten dar bus virš ten diksniukų, bet truputėlį neužteks ir reikės man vėl prasukti tą rėmą, bet ten visai neilgam turbūt tik tai truks. Ir tą patį tada dariau ir šito šono, kad eiti, nes galvoju, kai daugiau diksnelių turiu, pagal tai galiu maždaug susiorientuoti, kur ką ten daryti. Ir aišku, didžiausias tas yra tuštumos gabaliukas čia man viduryje. Tai po to nusprendžiau pasiimti tą vieną, toks yra šilkinis siūlas, tuose kaip kampuose tenais bus žolelės tenais visos tos irgi, bet čia grinai iš vienos, ne kaip ir špulės, bet toks šilkinis perdažytas toks siūlas gaunasi ir nepamenu, nes ar tai Gloriana, ar Silken Color, ten nežinau, gal 4 rūšių skirtingų šilkų gamintojų yra ir čia iš vieno. Tai bandžiau maždaug, kad gautųsi tenais, pavyzdžiui, rudesnis atspalvio galiukas to siūlo, kai siuvinėjau, kad būtų kur nors krašte, ar ne, ir čia irgi tas pats panašiai, bet taip bandžiau, taip ne kad linijomis gautųsi, ar ten stulpeliais, bet taip truputėlį kaip ir pamėtyti, kad nebūtų taip grinai nukasta, kaip sakant. Tai truputėlį dar pasiuvinėjau čia, naudojau žaidimui vienam tuos kryžiukus ir pamačiau, kad galima tenai sustoti tam tikrų laikų ir jau gan vėlus vakaras, jau čia šiaip tai 7 diena, bet jau 6 dienos, kaip aš jį siuvinėju. Ir manau, kad tikrai neblogą padariau, bent jau pagal sagą, tai neblogą kirti kryžiukų mažinimui padariau ir vos ne 2 minimumą savo pavariau, bet tai ten aišku buvo daugiausia keistų tokių skaičiavimų tuose specdiksniukuose ir aišku ten truputėlį tambiese, kai reikėjo, nes ten aš ne kiekvieną langelį ten grinai dariau siūlus, bet kol kas labai patenkinta ir grinai kaip žiūriu va dabar į šitą visą teritoriją, tai žinau, kad čia maždaug jau, galim sakyti, jau ir bus pabaiga, tenais aišku po to karoliukui liks, bet tas visas pagrindas siuvinėjimas, tai čia va, kai tas viskas užsipildys, tai ir bus pabaiga ir tiesiog po tiek metų jau kažkaip tai jau man tas antras kvėpavimas pradeda jau truputėlį rodytis, nors šiaip tiek dienų pasiuvinėjus taip neblogai gan, tai jau kažkaip tai jau šitas norisi pailsėti ir kiti darbeliai jau man pradeda šaukti, kad juos reikia paimti, taip kad paklausysiu, kaip sakant, to vidinio jų balso ir padėsiu šitą pailsėti ir išsitrauksim kažką kitą. Taigi susitiksim su Baltijos jūros mandala jau vasario mėnesyje. Ir ką, pasiuvinėjau kelias dienas ir tikiuosi, kad matote, kur buvo jau paaugę. Tai visų pirma, gal matote žaluminę šitose lapeliuose.
ten yra dviejų skirtingų tokio tamsesnio žalio ir vidutiniško žalio atspalvio siūlai. Yra, kad variau aplinkui grinai, nes galvoju, vėl pradėsiu nuo viršaus maždaug, daugiau pildysiu, kaip išeina. Taip pat šitas raudonas rėmas irgi taip jau daugiau pasipildė, nėra tų tuščių spragų. Tai siuvinėjau tol maždaug tose teritorijose, kol ten man užteko vietos siuvinėti. Taip pat jau matote daugiau senio šalčio, kaip ta šešėlė, linijas tas visas, nes čia jau tokia bulbanosė jau čia matosi daugiau. Aišku, čia kepurės tokie pamarginimai ir barzdos tokie išsikišimai čionais yra matosi. Truputėlį jau čia pildosi irgi kepurė. Taip pat jau čia tokio, kaip čia, šilkunčik, nutcracker, riešutų to kaip čia laužytojo kareivuko jau čia akytės tokios irgi matosi. Žodžiu, pildžiau kiek tik galėjau ir pagrindė siuvinėjau tam siuvinėjimo žaidimui, kurį reikėjo tam tikrų dalykų, ir išsiuvinėjau per tas dienas, aišku, daugiau negu 1000, nes buvo daug labai kryžiukų, grinai ten viena ar kita spalva. Ir tiesiog jau taip variau daug, nereikėjo ten sustoti ir užbaigti, sustoti ir užbaigti. Ir užtat greičiau viskas einasi. Tai žodžiu, pasiuvinėjau čia ir man atrodo šiam kartui užteks. Minimumą, ką norėjau šiems metams ant šito darbelio, padariau. Ir išsitrauksiu, gal kai sniegas už lango pasirodys pagaliau šiais metais. Aišku, kai turbūt kaip užpustys, tai pavarys pas mus. Nes matau, kiek Lietuvoje daug pripustyta yra. Tai nebent tada, arba jeigu reikės įsitraukti vėl kokiam mėnesyje žaidimui kažką ten specialaus pasiuvinėti, žodžiu, pažiūrėsim, bet jau pradžia buvo padaryta šiems metams ir galiu ramiau atsikvėpti, pridėjusi kažkiek tai šitam darbelyje kryžiukų. Ir šiandieną nusprendžiau pradėti naują darbelį. Tai kaip sakant, 12 dalių darbelis gaunasi. Tai čia Hands-on Design, Kathy Haberman, 12 dienų vadinasi, tai kaip ir 12 kalėdos dienų pagal tą visą dainą. Ir aš visas jas turiu, nes kiekvienam pokė yra po dvi tas dalis. Ir jinai siūlė, jeigu viską siuvinėjim, kad po 2 tokius pačius siūlus matkelius nusipirkti. Aš galim sakyti, viską tenais išskyrus ten keletą valiko, dar antrų nusipirkti, bet bent po vieną jau turiu gerą pradžią padaryti. Ir pamaniau, vis tiek siaubingai neturėtų skirtis, kai vėliau užsisakysiu po antrą, nes vis tiek visos dalys yra siuvinėjimos atskirai. Nebus, kad grinai ten, pavyzdžiui, tas ir tas atspalvis, kad būtų iš to pačio numerio pavadinimo ir ant vieno darbelio reikės daryti jį. Taip kad dėl to nepergyvenu. Buvau nusipirkusi 2 skirtingų atspalvių mėlynas spalvas, nes dabar nenoriu siuvinėti ant raudonos, kaip čia parodyta, nes pas mane dabar kalėdinis tokie atspalviai yra daugiau melsvumą, ten sidabras ir baltas maždaug tokie atspalviai. Tai galvoju tada kažką iš mėlyno siuvinėti ir man atrodo spalvos gan neblogai atrodo. Tai čia yra abidvi jos yra Luganos 32 numerio ir šitas tipo vandenino mėlynos, o šitas yra kaip ir pasendinimo tokio mėlynumas atspalvis. Bet man atrodo, kad gal gražiau atrodys ypač šviesios gal spalvos ant šito mėlyno, kad ir tamsios tokios rudos, man atrodo, neblogai turėtų atrodyti. Tai pabandysiu siuvinėti ant šito atspalvio, jeigu žiūrėsiu, kad man gal nelabai patinka, pabandysiu tada ant tos. Bet kol kas aš linkstu prie vandenino mėlynos tos spalvos. Taigi pradėsiu, taip pat aš dar nenusprendžiau, ką su tokiais, pavyzdžiui, kaip jinai čia turi tos numerius padarytus ant kiekvieno, tai nenusprendžiau, ar aš juos irgi pati pirksiu tenais, ar gal pabandyti man pačiai pasidaryti, žodžiu, nežinau dar,
bet jeigu išeis, sakau, būtų labai fainai vieną per mėnesį padaryti, tai šiais metais tada gautųsi visa kolekcija iki naujųjų arba iki kalėdų. Nepažadu pilnai užbaigti, nes kaip jeigu mane jau ilgai matote, tai žinote, kad man apiforminimas tas visas yra didžiausias galvos skausmas, nes ir tai patinka būna, ir tai patinka, ir negaliu po to pasirinkti, žodžiu, tai viskas taip man nusitęsia ilgam laikui. Bet pasižiūrėsim, gal būsiu įkvėpta ir kažką va taip pabaigsiu, bet kol kas tikiuosi vieną per mėnesį padaryti, kad liktai neatrodo, kad jie būtų tokie labai jau daug laiko užimantis, nebent ten reikės kokį atspalvį gal pakeisti ar ką, žodžiu, žiūrėsiu, bet noriu jau pradėti, jisai buvo mano šių metų planuose ir galvoju, kam čia guli visas tas ir nieko nesidaro, tai bent jau reikia pradėti kažką siuvinėti ant jų, tai reiškia, tada jau aš galėsiu vėl išsitraukti ir toliau tęsti. Taigi, palinkėkit man sėkmės ir aš pradedu. Ir praėjo cėlas 2 dienos, nes nedaug turėjau laiko siuvinėti. Ir darbelis mano jau pabaigtas, pirma dalis pabaigta. Na ir kaip manote, kaip atrodo palyginus su vaizdu ant raudonos vietoj mėlynos, kaip atrodo, kuri jums versija daugiau patinka. Aišku, čia žodžiai, taip šviesios spalvos daugiau kažkaip tai iššoka, o čia gali taip pat būti irgi spausdinimo, taip paryškinimai arba patansinimai, plus žinome, kai turime rankų darbo tuos siūlus kaip Weeksday Works, kartais žiūrint kokią porciją gauni, būna labai nepanašus netgi grinai atspalviai nuo vieno matkelio į kitą. Bet gal ir tai dalis yra, bet mano, kaip matosi, yra tokie daugiau kaip odos spalvos, mano aišku tokia raudonesnė, bet pas mane kaip tik atviršiai tos tamsesnios spalvos, kaip čia va tos linijos, daug daugiau matosi, man atrodo, negu kad čia nais ar ne, čia kažkaip tai, bent jau man taip atrodo, kad daugiau taip susilieja, o pas mane taip daugiau išryškėja. Tai būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę, katra jums daugiau patinka. Ir taip pat bandžiau skaičiuoti, nes man reikėjo siuvinėjimo žaidime skaičiuoti kryžiukus. Tai maždaug paskaičiavau, kad kartu gaučiau ir su tais visais apibrėžimais. Čia, pavyzdžiui, tai skaitosi kaip ir lizdelis toksai buvo ir su 2 siūlais, ir su 1 siūlų, bet vienos tik tai spalvos vieno atspalvio. Tai čia truputėlį buvo paukščiuko ta galvos apdaila ir po to viskas va čia va paukščiukas buvo apibrėžtas ir kiekviena raidė buvo apibrėžta atskirai, tai aš raides taip pat skaičiau ne per kiekvieną kaip ir kryžiuko dalį, bet skaičiavau daug kur ant ilgesnių, ypač maždaug kas 2, nes aš taip ir siuvinėjau. Tai man gausi iš viso visi kryželiai ir tie apibrėžimai apie 1020 kryželių, taip išsivertus, jeigu paimtume tuos apdailinimus dvigubai padaugintum, ta prasme, perpus sumažintume pagal skaičių. Tai be 1020 ir reiškia darbelis pabaigtas. Kitas sykį va imsiu aš 2 dieną, tai tie paukščiukai. Ir man įdomu pasižiūrėti bus, kaip šitie patys paukščiai, ar irgi taip daugiau šoka, čia gal bus baltesnė spalva negu šito. Ir aišku, čia va šitos, ne gėlytės, uogas gal turėtų irgi pas mane šitoj medžiagoj geriau išryškėti, bet pasižiūrėsim. Taigi atidedu šitą iki vasario mėnesio, nes bandau pagal mėnesius siuvinėti. Sekantį paimsiu tai šitą darbelį iš Blackberry Lane Designs ir
ne dėl to, kad ten Halloweenas užsimaniau kažką, bet mano tam siuvinėjimo grupės žaidime reikia pasiuvinėti kažką, kur turi būti katė. Ir taip pat kitas dalykas, kad turi būti tas kaip ir raganų puodas. Tai mes matom katę šitoj apatiniai dalyje, o puodą viršui. Tai reikia po 200 už kiekvieną tą pasiuvinėti ir nusprendžiau, tada aš padarysiu bent 400 čionais, nes gal vėliau vėl iškris, kad kažkas šitoje iš detalių dalyje bus, tai tada vėl toliau prasidėsiu ir gausis metų pabaigoje bent jau tas 1000. Ir siuvinėju aš ant tokios blizgančios Kermit, tai kaip ir tas varliukas iš žinomų ten multikų, kaip ir, ne tik tai, kad multikai, bet kaip ir per TV show buvo čia. Ir aš siuvinėju per vieną siūliuką medžiagos pilnu kryželiu, po vieną su vien tik tai juoda spalva. Ir užtat reikia man būna, kad atsargiau tą kryžiuką dėti, nes gali polysti po medžiagos siūlų, kai dar bandai daryti kryželį, tai reikia žiūrėti, kaip tas medžiagos padarimas yra, tai taip ir atskirai, taip ir bandau daryti. Nežinau, turbūt nesupratot, kaip bandau paaiškinti, bet žiūrint, kaip ar ten tas siūlas ant viršaus ėjo, ar po apačią, tai pagal tai ir žiūriu. Tai čia, ką matote, maždaug pusė pločio yra. Ir toliau aš eisiu čia tą viršūnėlę maždaug daryti, nes norėjau pažiūrėti, kokio dydžio maždaug bus. Tai gal ir perkelsiu aš tą lankelį truputėlį šoną, kad gal visas plotis tą tilptų, nežinau. Žodžiu, nenusprendžiau, bet kol kas pačioj viršūnėliai čia toks rėmas gaunasi, tai maždaug aš tą patį rėmo pačią viršūnėlę ir turiu čionais. Tai susitiksim po minimum 400 kryželių. Ir štai kaip atrodo 400 papildomų kryžiukų, mini kryžiukų. Ir aišku, tas blizgutis irgi nepadeda gerai matyti medžiagos su skylutėmis, bet jau matosi detalės, čia bus tai žiedai tokie. Ir detalės, kaip ir būna antkapiuose pažymėtos, ir taip pat matosi didesnė dalis jau katės ar katino veido. Tai pavyzdžiui, čia jau akis ar ne, ausis ir galva, čia burna jau taip yra. Ir taip pat pradėjau eiti žemyn, kai bus tos kolonos, tai čia paėjau, bet sustojau, kai jau man užteko tų kryžiukų žaidimui naudoti. Ir susitiksime jau su šituo darbeliu kažkada ateityje šiais metais. Pasiuvinėjau taigi tą vieną dieną, ar kaip sakant, tik tai vakarėlį kelias valandas ir dabar jau atidėsiu ir paimsiu kitą darbelį. Tai dabar nusprendžiau paimti šitą žurnalo darbelį iš Stony Creek 94 metų sausio vasario mėnesio ir viršelio priekyje yra šitas darbelis, žieminis palakstymas, ar kaip čia būtų išsiverstų toksai senovinio labai stiliaus, kaip būna atvirukose paveiksliukas. Ir aš turiu apie 24 maždaug procentus išsiuvinėtus iki dabar. Ir likę yra apie 11,5 tūkstančių dar kryželių. Ir tai matome, kad kardinolas, čia tas berniukas jau viskas pilnai kryžiukais, viską išsiuvinėta, išskyrus ten, kur reikės truputėlį apibrėžimų tų. Ir jau čia antras paukštelis jau pradeda kažkiek tai jau rodytis ir jau matome tikrai, kad šitas vežimo ratas toksai yra ir šakelis tokios. Šitas toks rėmas, tai ankoro turėjo būti marlet, man atrodo, siūlas, ir kiek žiūrėjau internete, kad išsiverčia į kažkokią tai DMC satininį tokį siūlą, blizgesnį, bet kol kas aš jo nesuradusi, tai jeigu ką, aš tada paimsiu paprastą DMC siūlą tokio pačio atspalvio ir pasiuvinėsiu, bet kol kas turiu ką siuvinėti. Matome jau truputėlį to
zuikiuko jau ausytės irgi pasirodant. Taip kad, man atrodo, tikrai iki metų pabaigos lengvai įmanoma šito pasiuvinėti, netgi jei tik tai po 1 000 kas mėnesį imsiu, tai pasibaigs šitas tikrai gerai. Na ir pasižiūrėsim, kiek aš šį kartą sausio mėnesį ant jo pridėsiu, nes tada reikš, kad bus mažiau kitiems mėnesiams siuvinėti. Taip kad pradedu. Ir štai mano sustojimo bus momentas. Man atrodo, užteks šiam mėnesiui, nes nuėjau nuo 24% iki beveik 50% per tas dienas ir galiu pasidžiaugti, kad galim sakyti, viskas išsiuvinėta išskyrus 2 spalvų, kur liko apvedžiojimus. Ir dėl to rėmo, to šviesesnio, kur matote, tai aš studijavus internetu pastebėjau, kad netgi to DMC satino, to blizgančio tokio atspalvio jau nebėra gaminama, taigi pagal pavadinimą to siūlo aš tada pamačiau, kur gali būti paprastas DMC siūlas, kaip ir visi kiti, tokio pavadinimu, kad ten labai šviesiai rusvai kažkoks tai gaunasi kreminis ir paprasčiausiai juo ir išsiuvinėjau. Taip panašiai ir nuotraukoje yra ir, žodžiu, nusprendžiau tai padaryti, jau nebesiknisti ten ieškoti eBay'uose ar kur ten Etsy, gal kam užsilikęs tas blizgesnis toks siūlas ir nusprendžiau paprasčiausiai paimti ir taip išsiuvinėti. Ir visi kryžiukai pusiniai, visi tie 3/4 padaryti. Tie pusiniai pagrinde buvo didžiausi tai tam tokiam tamsiam sniege šešėlė, kur yra. Ir lapai čia tokie kaip ir giliukai, va matosi, geriau matysis, aišku, kai bus apibrėžta. Su juodu kažkiek tai jau buvau apibrėžusi, kur ten tik reikėjo apėjusi. Kardinolas jau pilnai yra išsiuvinėtas ir vakojos matosi irgi taip pat, bet daugiausia, kaip ir čia, kai pradėjau eiti tolyn, tai bus su tuo tamsiai rudu atspalviu, čia truputėlį su juodu irgi buvo, kad matytųsi, o 2 tik tai spalvų liko apibrėžti visą tai. Viena spalva bus pagrindė, kur visos tos šakos yra ir lapai, o visa kita bus ta tamsiai ruda. Tai man atrodo tikrai neblogai padirbėjau, 1/4 išsiuvinėjau per 1 mėnesį. Ir po to jau, kai viską kitą kartą paimsiu, užbaigsiu tuos apibrėžimus ir prasuksiu rėmą ir jau liks tik tai ta antra dalis. Bet tai, man atrodo, paliksiu jau vasario mėnesiui. Šiaip nelabai norėsiu irgi sustoti, bet galvoju, gal užteks, nemažai taip prastumiau. Ir kiti darbeliai irgi laukia ir nesinorėtų, kad ten 2 savaitės prie kažko jau sėdėčiau, vietoj to, kad kas mėnesį padirbti. Tai šitą dar buvau pasiemusi, nešiausi siuvinėti publikoje, ten tokioje užkandinėje. Ir keletą moteriškių ten irgi priėjo, sustoja, sako, mes kaip tik irgi grįžtame į siuvinėjimo pasaulį ir nežinojom, kad tokia grupė yra, žodžiu. Toks ir mano buvo tikslas, kad mes eitume, siuvinėtume į vietinės vietą, tokias, kaip čia, publikos vietas, kur ten žmonės pamatytų, kad mūsų tos hobis nėra miręs ir kad yra tokia grupė, kur kas savaitę susitinka ir taip bendrai mokosi viena iš kitos, patarinėja ir šiaip apie gyvenimą visokiausius ir receptus apkalbam, viską, žodžiu, beveik nieko nėra, kad tabu būtų, viską aptariam ir daliname savo išmintimi, patirtimi viena su kita. Tai tikiuosi, kad tos moteriškės irgi pasirodys, jau į Facebooko grupę įstojo, kad matytų visus tuos mūsų susėjimus ir taip ir toliau darysiu, minimum 1 kartą per mėnesį turbūt, įvairiuose vietose, bet man atrodo, tai yra labai džiugu, kad daugiau žmonių prieina, kaip sakant, pasiklausinėti, kaip čia einasi, kas kaip yra. Ir kad parodyti žmonėms, kad nemirštantis toksai yra hobis mūsų.
Tai buvau šitą nusinešus, prie jo dirbau ir atidėsiu turbūt jau iki vasario mėnesio, nes jau šiam mėnesį, man atrodo, tikrai užteks, kiek čia pralėkiau su juo, nes kiti darbeliai irgi laukia. Taip kad susitiksim su jais, tais veikėjais jau kitą mėnesį. Na, o sekanti, tai žadu pasiimti šitą chimeros ar katrusinį rokadėlkį darbelį, kuris taip maždaug išsiverčia kaip lietaus lašai ant blakstienų. Toksai nepilnai monochromatinis, bet ir nėra super spalvingas toks darbelis. Aš jį buvau pradėjusi 21 metais rugsėjo 1 dieną švęsti kaip ir vaikų tą dieną, mokyklos dieną, ir esu išsirinkusi 25 kaunto tokią sužymėtą medžiagą, kaip matote. Čia tokios pilkšvos linijos yra. Tai aš maždaug pradedu nuo kampo, skaitosi mano pirmasis čia kryželis, taip. Bet aš taip pat tuos darbelius dabar pilno užsiuvinėjimo atkartoju dar 2 kartus į šonus, į visus šonus, žodžiu, ir viršui čia 2 kartus padariau, kad kai rėminant, kad neuždengtų, pavyzdžiui, kaip matote čia, grinai, kad palei patį viršūnėlę, kad neuždengtų, kur prasideda kapišonas, tai manau, kad taip bus geriau. Ir šiuos metus aš pradedu su 20% tik tai. Ir šitą darbelį aš norėčiau bent jau kas kelis kokius mėnesius taip po truputėlį stumti. Šiaip būtų fainai, taip gerai pasiuvinėti kokius 5000 tos pusinių, bet nežinau, ar taip išeis. Aš pagal nuotaiką dar siuvinėsiu, neversiu savęs, nes ypač, kad jį siuvinėju tais pusiniais į kitą pusę, negu kaip aš įpratusi. Tai ne va šitaip eina mano pusinukai, bet grinai seka tuos lietaus lašų kryptis. Tai man smegeniniai reikia taip persisukti, permastyti, kad nepradėčiau kaip ir įpratusi tuos pirmus dygsnelius dėti, tai viskas taip. Ir matote taip pat, kur antra eilutė yra pradėta, kad išmėtyti yra tie dygsniukai įvairiausi, nors ir nėra labai visko ką įdomaus, bet po truputėlį taip pradės tamsėti čianais tamsoje. Ir šiaip yra iš viso 60 simbolių siuvinėti, 7 sumaišyti yra, 53 yra grynos spalvos. Ir bus ir tokio rusvumo atspalvių, ir aišku, čia daug tokių pilkšvų ir melsvų atspalvių. Ir pasižiūrėkim, kur mano pradžia yra. Kol kas, kai išsiuvinėjau tą pirmą eilutę, tiesiog taip man patiko, galvojau gal toliau irgi tęsti, bet kaip žinote, visi kiti darbeliai irgi šaukėsi. Ir man labai patiko, kaip čianais to kapišono, čia visas tos medžiagos, sulankstymai ir šlapi plaukai, grinai kaip nuotraukoje yra. Ir čia jau matosi truputėlį rantakiai jau prasideda šito vaikelio. Ir laukiu, kada pamatysiu tas užmerktas akis, tas ilgas blakstienas tokias. Pavydžiu tiesiog, kad tokias blakstienas vaikas turi. Ir dabar pasižiūrėsim, kaip eisis. Aišku, pradžioje tai čia nieko nebus labai įdomaus. Tamsuma tokia prasidės labai ir tas, kaip sakant, ta siena, nieko įdomaus nebus, bet nesinori per daug irgi klaidų tenais daryti, ir jau po to eis kapišonas ir prasidės jau oda. Ir bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip chimeros oda schema yra siuvinėjama, nes turėtų jų tos schemos būti daug lengvesnės negu ten, pavyzdžiui, ypač ST ar Astos, tai pasižiūrėsim, kaip eisis, bet kol kas noriu paimti kažkiek tai ir pasižiūrėsim, kiek išeis man praleisti laiko su šituo projektu. Ir štai kaip dabar atrodo. Šiaip nusprendžiau sustoti, nors ir ne taip siaubingai daug dienų praėjo, kaip sakant, bet aš labai įtemptai
siuvinėjau ir jau man darosi, ne kad bloga, bet jau darosi jau stabdis toksai ir mes taip kartu nusprendėm su šituo darbeliu, kad reikia mums abiems pailsėti jau. Tokio didelio noro lėkti tolyn yra. Ir pailsėsim ir viens nuo kito ir susitiksim kitą sykį, bet čia jau gavosi virš 5300, tai va, kur maždaug ta linija būtų, aišku, čia nelabai kas buvo įdomaus, čia reikia patraukti man tuos siuliukus, ir jau matosi, kad čia pradėjo tamsėti, šešėliai tokie daugiau kristi ir kapišonas jau daugiau matosi ir čia viduje kapišoną, aišku, tamsiau. Ir jau pradėjau čia apačioj jau oda vėl rodytis, bet tokia gan šviesi, buvo šviesaus atspalvio. Ir jau čia kažkur tai prasidės tos ir blakstienos akių užmerktos ir antakiai, bet tai, man atrodo, prisiliesiu jau gal tik tai kitą sykį ir dabar jau čia kas yra, tai 25%, jau ketvirtis viso darbelio grinai yra ir labai patenkinta su tuo, bet šitie visi tokie krentantis lašai, niūresni, tai kaip tik pas mus šiandieną pradėjo vėl snigti, tas, kaip vadinasi, Armagedonas toksai pusnys jau darosi. Ir super šalta. Šįryt apie 10 ryte, kai vedžiau šunį į lauką, tai jautėsi Celsijais maždaug kaip beveik minus 26 Celsijaus, o rytoj naktį tai bus dar baisiau šalčio vietoje. Tai dabar visiems sako, jeigu galite, sėdėkite namie ir nekiškit nosis, kaip sakant. Jau parduotuvės buvom apsilankę, apsipirkę ir šiaip pas mus dabar čia, kaip Sen Luiso to vietovėje, čia ne visai, gal gruodžio mėnesį, kada tipo buvo pasirodęs video, kad atseit palaidos beždžionės laksto po gatves ir ožys toksai. Ir truko kažkiek laiko policijai tik tai suprasti, kad tai buvo kompiuterius padarytas toks video tose gatvėse atseit. Ir dabar, kai prasidėjo tie memai, vadinamieji tipo nuotraukos su tais, visi daro kuo tik įmanoma, kaip ten buvo toks filmas, kaip ir Niujorke, atseit Amerikos visa rytinė pakrantė, kai pasaulio vos ne pabaiga, kai didelis šaltis užėjo, ten viskas užšalo, sustojo, nepamenu kaip ten vadinosi, bet pas mus atseit Sen Luiso tą arką tenais užspiginta ir visą laiką tipo selfius tuos savo nuotraukas darosi 3 ar 4 beždžionės su tuo ožiu kartu tenais apsimutarėvę, arba ten sniego stumdymų mašinose yra, arba parduotuvės apsiperka, ten tuština lentynas viską. Gal aš pasistengsiu ten rasti ir įdėti jums tuos padarytas nuotraukėlės, bet dabar kažkaip taip tokia mes turime žvaigždės, kaip sakant, vietinės tokias netikras. Tai visi kaip tai gali, tai su jais dabar daro tokius nuotraukikės pasaulio pabaiga atseit vos ne. Ir nežinau, ar pirmadienį bus mokyklos ar ne, nes kadangi sekmadienį naktį bus siaubingi speigai, tai šiaip mes neturim taip blogai, kaip pavyzdžiui, ten Čikagos teritorijoje, ten dar baisiau ir buvo perspėję virš Čikagos, kur jie gyvena, kad neišsigaskite, girdėsite tokius kaip ir šaudimus, kad medžiai tenais pradės sproginėti, ten ledukai, kur būna medžių. Tai mums truputėlį geriau, bet sakau, kaip sakant, jau pragaras pradėjo šalti čionais. Ir aišku, elektros kompanijos prašo žmonių nesusijunginėti tų nešiojimų, kaip čia karščio tų darytojų, kaip ten kaitintojų, nes pas mus šiaip arba namai šildomi su elektra arba su dujomis, nėra kaip kad Lietuvoje ten vanduo per radiatorius eina, nebent ten labai seni tokie namai. Bet pagrindė arba elektra, arba dujas naudojamos šildymui.
ir jeigu visi dar susijunginės ten tuos kaitintojus, tai gali per daug krūvis gautis. Tai dabar visi taip apsimutėjo, kaip sakant, daugiau truputėlį esam. Aš ir taip stengiuosi neišnaudoti ten siaubingai daug energijos tos elektros. Ir kai reikia tik tai, ir kai šunį išvedu tik tai labai trumpam, ir tai apsimutorėjom, ir jisai, ir aš, ir ten prie pat namų ten, kai reikia. Tai va, ir kažkada jau reikės ir mums eiti, gal rytoj sniegą tą valyti, kad kažkada vis tiek reikės išvažiuoti iš namų. Ir kol kas va taip sėdim visi namie ir valgom, ir kaip tik va jau vieną iš mano pradėtukų tą video sumontavau daliai, ir to reikės va ir įdėti ir lietuviškas tas versijas į YouTube. Taip kad užsiemam, ką reikia daryti, įmanoma tik tai namie. Ir vienas iš tų dalykėlių man buvo siuvinėti. Taip kad padėsim, atsisveikinsim su tuo vaikiuku čionais iki, nežinau, ar vasario, ar kovo mėnesio. Pasižiūrėsim, kokia nuotaika bus, nes ne vien tik tai tą iš didžiųjų noriu tų pilnų užsiuvinėjimų darbelių siuvinėti, taip kad pasižiūrėsim, bet jau dabar bent jau kažkiek tai detalių pradės daugiau matytis, o ne vien tik tai, kad bus toks lietus. Taigi iki kito mėnesio kažkada su šituo darbeliu pasakom ir einam žiūrėti, ką toliau imti. O kitas dabar čia kokias kelias turbūt gal dienas pasiuvinėsiu iš žurnalo. Tai čia šitos 91 lapkričio gruodžio Cross Stitch and Country Crafts žurnale buvo. Ir tas pats dizainas buvo 2017 metų Keepsake kalendoriuje šitame. Ir pats dizainas vadinasi kaip ir pasakų ir fantazijos kalėdų seniai. Tai čia 5 tarptautiniai tokie seniai šalčiai matosi. Ir aš kažkaip tai buvau sumašiusi, kad nesiuvinėsiu aš šitų skaičių ir alfabeto, tai visas tai susitrauks. Nežinau, ar tas širdeles aš dar siuvinėsiu ar kaip, bet kol kas aš noriu dabar tik tai padirbti, viską užbaigti per patį viduriuką, po to pasižiūrėsiu, ar aš kokias ten pridėsiu sentas gal viršui, ar siuvinėsiu šitas kaip čia snaigės tokios kaip yra, ar kaip, nežinau. Pradėjau 24 metais birželį ir labai mažai padariau. Pradėjau nuo pačio to maždaug viduriuko, tai čia būtų tas raudonasis kalėdų senis. Ir matote, kiek čia visko bieso to bus, ir čia pridėdamas tas šniūras toksai irgi. Ir tai truputėlį vieną spalvą grinai paėmiau ir pasiuvinėjau, ir pasižiūrėkim, kur mano bus pradinis taškas 26 metų sausį. Ir tai čia tiek mažai kol kas buvau padarius, kaip sakiau, su viena tik tai spalva, čia kur buvo daugiau, taip padariau, nes nieko nesibraižiau. Ir toliau tęsiu, pasižiūrėsiu, kiek man čia išeis padaryti per tas kelias dienas, kol čia sniego, kaip sakant, apsnigti esam ir šalčio sulaikyti namuose. Bet kol kas štai tokia mažykė dalelė tebėra padaryta ir reikia man jau toliau stumti tą darbelį. Ir pagaliau mano pirmas kalėdų senis, tipiškas toksai Santa Claus, yra pabaigtas. Bandžiau skaičiuoti visus kryželius, pasidariau nuotrauką, schemos įsidėjau Pattern Keeper. Ir tik tai sunkiausia buvo skaičiuoti, aišku, tą visą apibraižymą, nes beveik viskas tenais apibrėžta ir matosi tiesiog, kad kai kur ten per pusę eina ir daug įvairių gabaliukų ir trikampiukai gaunasi visokiausi miniatiūriniai per vieną tiesiog kryželį, ir kur ne, ir kai kur sunkiau pamatyti, kai kur lengviau. Bet tuo sunkiausia buvo skaičiuoti čia apie 13 liktai prancūziškų mazgelių, tai čia akytės aišku ir sagutės.
taip pat bandžiau pirmiausia išsiuvinėti, po to skaičiuoti ir ten buvau pasimetusi, nes dariau grinai kaip ir senoviniu būdu, kad vos negalim sakyti per kiekvieną ten langelį, per kiekvieną kryžiuką reikėjo daryti. Tai skaičiavimas po to buvo gan sunkus, bet kiek maždaug pabandžiau, tai gavosi maždaug 1000 ten su keliais tobiesų, tai jeigu padalina per pusę, įsiverčiant gaunasi 500 kryželių bendrai. Taip pat norėjau parodyti, kur yra su tais blizgučiais. Šiaip buvo rekomenduotina ten numeris 8 ir numeris 16 kreiniko, bet žinote, kreiniko dabar dilema tokia didžioji yra. Ir aš ten, galim sakyti, vos ne 1-3 stečiai, jeigu atsiunčia elektroninį paštu, kad mes gavome šito partiją ir mažiau negu valanda praeina, jeigu prieinu prie kompiuterių, tai būna dingę, išperka tą. Tai šitoj virvėj, nežinau, ką mes ten tą laiko, gal maišų užrišimo čia buvo ta virvė su tokiais kabančiais. Tai buvo daug storesnė, aišku, ir nežinau, tenais kaip kaučingas gavosi ar kaip, bet aš tai paprastai kaip ir biesų prisiuvau. Ir perėjau pas save, ką turiu pas savo krepšiuose. Tai čia buvo, jeigu taip įdomu būtų, 24 numerio, nes šitas tai buvo pradingęs, tai dabar kartais tiesiog juos laikau maišiukas atskirai, nes lipdukas nukrenta ir nežinai kokią spalvą. Tai šitą naudojau ir čia prisiuvau su dvigubu čia siūlų gavosi ir dariau grinai kaip biesa, tik tai, kad ten truputėlį kai kur gavosi ilgesni tie dygsneliai. O čia, kur auksiukų yra, tai apvyniota atseit aplink šitą, kaip tai vadinasi dabar lietuviškai, vainikėlį ir su tuo šniuriuku. Tai aš neturėjau ten, aišku, nei 8, nei 16, bet aš turėjau va tokį 002 paprastą 4 ir High Luster blending filamentą tam. Tai matosi tas pats numeris, bet blizgesys truputėlį kitoks. Tai aš paėmiau vieną ir paprasčiausiai va taip išsiuvinėjau. Toliau nesuprantu dar, kas čia yra, ar čia tokia, kur reikia traukti virvutę, nes kažkoks varatelis, ar kas čia matosi, ar šiaip koks žaisliukas, gyvūnėlis. Beje, čia parašiau jo metus, 26, to nebuvo, inicialo savo nedėjau. Ir va čia tas diržo, tas čia yra irgi su blizgučiais. Matosi lėlytė čia, nežinau, kas tiksliai gaunasi, žodžiu, taip yra. Ir truputėlį parodysiu jums abi schemas to senio šalčio palyginimui, senas žurnalas ir naujas. Tai matote, naujame žurnale versijoje, tai spalvos maždaug kaip ir turėtų būti, ne? Čia gal ir lengviau kai kuriems siuvinėjant, kurie mėgsta spalvotas. O šitame, kas man patiko, aš šitą ėmiau, naudojau dėl to bieso apibrėžimo, nes čia matosi juoda tokia linija, ne, kur turi būti mano tas auksiuko apvyniotas. O čia tokia balta tiesiog vos ne linija gaunasi, tai buvo sunkiau įmatyti. Jums tai čia dar geriau pritraukos, o šiaip plika akimi dar sunkiau pamatyti tas linijas. Tai aš tiesiog visą tą biesą tai tikrinausi pagal seną versiją ir plus čia spalvos truputėlį kitaip koduotos, kai irgi buvo lengviau truputėlį kai kur suprasti, nes čia atrodo viskas viena išskyrus lūpa čianais, kur yra raudona, ir šitas ir auksiukas. O čia truputėlį buvo kitaip, nors irgi ten atrodo, bet čia ir akiniukai kitaip truputėlį yra ir visa kita. Bet man, va čia toks palyginimas, įdomu žiūrint, kaip kas mėgsta labiau. Ir dabar idėjas, kokias aš turiu, plus šitas yra sunumeruotas, tai parašyta 3 numeryje, ten jo akiniai, ten turi būti tokia spalva su tiek siūlų. Tai kaip sakiau, iš pradžių galvojau daryti visus kaip ir paveikslą tenais, kad gal su žodžiais parašyti ten viršuje ir nuimti ten tuos skaičius ir raidės alfabetą. Po to pradėjau galvoti, o gal paprasčiausiai aš juos tik tai išsiuvinėsiu 5
eilutėje ir kaip ir apviniosiu aplink tenais kokią dėklą arba dėžutę, kažką va tokio kalėdoms. O paskutinė idėja dabar man taip kaip tik buvo šausi vakar, kai tik užbaiginėjau, kad galima paprasčiausiai padaryti juos visus atskirai kaip tokius ornamentus, nes galvoju vis tiek gal vėliau nenorėsiu ten tų dėžučių pridėti daug ant staliuko ar ko nors, bet va ornamentai, nes nėra toks siaubingai didelis, ne, ten pusė sprindžio maždaug, truputėlį gal daugiau. Ir gal paprasčiausiai juos padaryti visus taip atskirai ir man atrodo šitos medžiagos, žiūrint kaip aš išdėstysiu, tai gal ir turėtų tikrai užtekti visiems 5. Ir dabar mano tokia naujausia idėja. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonės, ar jūs darytumėt irgi kaip ornamentą pakabinti ant eglutės, ar jūs darytumėt visus 5 vienoje eilutėje ir taip kažką tenais kitaip papuošinęs, galvoju, kaip prisiruošiu jau kabinti visus paveikslus, tuos, kur turiu ant sienos, man ant sienos vietos gali neužtekti ir gal šitie ten irgi, gal ir įdomiai taip atrodytų, aplinkui dėžutę kokią apvalę, bet gal irgi tenais daug dėžučių po to turėčiau prisidėti. Tai norėčiau sužinoti, ką jūs mano vietoje darytumėte. Ir parašykite tai į komentarus. Bet džiaugiuosi, kad pagaliau pabaigiau šitą pirmą kalėdų senį, nes iš pradžių turėjau, kiek tenais kažkur tik tai 215, ar kiek ten kryžiukų su viena spalva padariusi, metus dar papildomai po to laukė ir štai pagaliau užbaigiau šitą. Tai bendrai, jeigu viską išvertus į kryžiukus, tai gausi, galim sakyti, 2000 kryželių šitame darbelyje. Ir aišku, biesas man truko labai ilgai visą tai padaryti, bet pabaigtuką kažkokį tai turiu. Buvau vėl savo siuvinėtojų susitikime, kaip ir kas savaitę stengiamės tai daryti. Ir galvoju, ką čia tokio pasiemus nusivežti ir nusprendžiau savo Barborą Radvilaitę, nes ką aš buvau pasiemus, tik tai vieną siūlą, 310, tai juodąjį siūlą ir aš su 3 siūlais siuvinėjų pildau pusiniais va šitą visą teritoriją aplink rėmą. Padaryčiau, kaip sakant, rėmą aplink tą portretą Barboros, taip kad šiaip aš nedaug galiu ten pasiuvinėti per tas maždaug 4 valandas, tai mes labai daug kalbam, rodom viens kitai ten ir ką norime siuvinėti ir ką pamatė įdomaus, taip kad man daug siuvinėjimų ten netenka daryti, tai užtat sakau, nors čia taip nieko nemastant, plepant, galima taip po truputėlį pildyti. Čia, man atrodo, linija buvo maždaug taip užsibrėžus, kur liktais maždaug ten pasibaigia tas visas rėmas, taip kad bent jau iki to maždaug taip aklai tiesiog variau ir čia truputėlį irgi papildžiau, pridėsiu nuotrauką šalia, kaip buvo prieš tas kelias valandas ir kaip dabar čia gyvai taip atrodo. Taip kad čia toks daug išmanimo nereikalaujantis darbas, galiu plepėti ir taip vis dėlto siuvinėti, nes tą nuobodybę ir reikia man užpildyti ir man kaip tik gerai per tokius susitikimus tai daryti. Tai kol kas tiek buvo Barboros prieita per sausio mėnesį. Ir kaip paskutinius kelius metus iš eilės, kiekvieną mėnesį bandau užbaigti mano didžiausiu darbeliu Mergina vaiduoklė iš Anajakis schemos. Siuvinėju ant 25 to kaunto Lukajas Goblin medžiagos, reiškia su tais geltonais, kur per 2 yra subraižyti ir aš nieko nebraižau. Tiesiog pripratau jau prie tų linijų, kur kas pirmas tenais dygsnys gaunasi. Šitas darbelis yra mano didžiausias, 700 ant 580 ir tai turėtų gautis 406 000 dygsnelių. Nes aš siuvinėju pusinukais arba kaip ir Continental, nes nevarau vien tik tai linijom pusiniais, o maišau įvairiai ir atbulai. Ir štai kaip atrodo dabar, ką esu išsiuvinėjusi 46,25%, tai 1% ilgai trunka.
ir matosi vaiduoklis, čia veidai abudu paslėpti grinai ir pagal dydį, tai čia jau gaunasi vaiduoklis jau suknelės, ta medžiagėlės gabaliukas, kaip ir kaspiniukas, ar kas čia gaunasi, po to ryškesnė bus pati mergina čionais. Tai toliau, kaip visada, bandau nuo kairės į dešinę ir per visą tą plotį dabar einu. Po truputėlį va taip pildau, siuvinėju ir pasižiūrėsim, kaip man gausis, nes turiu arba minimumą, stengiuosi pagal dygsnelių skaičių per mėnesį siuvinėti, arba ten kažkiek tai dienų. Nes jeigu neišeis tam tikras skaičius, tai nesikeiksiu ant savęs, norisi bent jau kažkiek tai pasiuvinėti, kažkiek dienų ir dabar turiu maždaug 5 dienas liktai, ar 4, jau nepamenu. Taip, kad pasižiūrėsim, kiek man išeis padaryti, padirbėti ant čia ir grįšiu tada jau mėnesio pačioje pabaigoje, jau kai aptarsiu rezultatus. Taigi štai kaip atrodo ir po sekundės pamatysite geresnį, tikiuosi, rezultatą. Ir tada tikėjausi kokius gal 5000 sugebėti išsiuvinėti tais pusiniais, bet pasiekiau netgi 8 ten su keliais tiksneliais. Primenu, kad aš siuvinėju pusiniais čia, tai gaunasi ne kad per pus greičiau, bet truputėlį greičiau negu būtų pilni kryžiukai. Ir kaip matote, kai pradėjau nuo kairės pusės, taip ir pildžiau visus tuos kaspinus tokius, ar kaip čia gaunasi medžiagos gabaliukus ir matosi taip gražiai plaukia, tiesiog, kad persimato kiaurai grinai ta medžiaga ir taip nesinorėjo tiesiog ir toliau varyti, sustoti nesinorėjo ir kaip norisi kuo greičiau pamatyti visą tą plaukiančią tokią suknelę, vėjo, taip gairėmis keliaujančius gabaliukus suknelės, tuos surišimus visus, bet turėsim palaukti iki kito karto. Ir matote, kad jau vis daugėja mėlynų visų atspalvių, jau tie pilki, kaip ir kur čia vaiduoklės, jau čia tie plaukai, jau čia kaip ir pasislėpia už pagrindinės veikėjose čionais ir jau truputėlį gal tik tai va čia bus dar, bet pagrindė bus dominuojanti tokia pagrindas suknelė ateinančiuose siuvinėjimuose, bet kol kas labai patenkinta, kaip atrodo, tikrai atsitraukia toliau, tai nuostabiai bent jau man taip atrodo. Ir vis dar šitoje visoje maždaug eilutėje dar liktai virš 70 000 yra likę maždaug siuvinėti. Taip kad džiaugiuosi pagaliau, kad sausio mėnesis praėjo, nes ir politiškai, ekonomiškai kažkokia didžiausia nesąmonė buvo ir tikiuosi, kad jau truputėlį bus geriau, nors velnias žino, kaip sako, kaip pradedi metus, taip ir toliau eisis, bet reikia tikėtis nors kažkokio gerumo. Ir orai tai dabar liktai tikiuosi jau busim perėję jau didžiausius šalčiukus, nepasirodys jau, nes tokio buvo šaltumo, nors sunku tiesiog išeiti su šuniu į lauką, tas negali priprasti prie tos minties, kad negali visko iš eilės ten siuvinėti, užuostinėti ten koks paukščiukas ar nusileido, nutupė ten ant šakelės, jisai visą tai užuodė tiesiog, arba koks gyvūnėlis perėjo per jo taką, jam sunku tai galvoje sukišti, kad reikia nubėgti, greitai viską padaryti ir lėkti atgal namo per tos didžiuosius šalčius, nors turim ir batus, ir tokį kaip ir striukę, bet jisai jų labai nemėgsta. Tai gal dabar jau bus išeis galimybė tokia jau pradėti pavaikštinėti truputėlį, kai mes įpratę, ten pusę mylios nueinam ir tada tik tai jisai žiūrinėjasi aplinkui, kur ką padaryti ir jau liktai orai truputėlį, bent jau ateinančią savaitę bus geresni. Pažiūrėsim, kaip tas vasario visas mėnuo bus dabar. Ir taip apibendrinant sausio mėnesį, tai ką, prie 9 darbelių priėjau, daugiau negu kad planavau, bet kadangi esu tame siuvinėjimo tokiam žaidime, tai norėjau ten kai kuriuos ten sąlygas ten padaryti. 2 pagrindiniai tie darbeliai, kaip ir praeitais metais, pradžioje pabaigoje su Šatelin ir šito vaiduoklė mergina.
turėjau taip pat turėjau vieną naują pradėtuką 12 dienų ir jį pabaigiau ir tikiuosi taip darysiu kiekvieną mėnesį šiais metais. Taip pat kalėdų tą senį vieną pabaigiau ir kaip atskirai planuoju dabar daryti, tai galim sakyti 2 pabaigtukai buvo ir pasižiūrėsim, kaip eisis kitą mėnesį, nes planuoju kokius 3 naujus pradėtukus ir pasižiūrėsim, kaip visas tas eisis. Bet kol kas tai neskaičiuoju aš dabar tų, kiek čia kryžiukų padarau per mėnesį, maždaug tik tai dienas pasižymiu, kiek aš prie kiekvieno darbelio priejau. Bet pasižiūrėsim, kaip man sekantis mėnuo eisis. O dabar sakau, tikiuosi, jūs visi ten nebūsite labai sustirę, kad vasario mėnuo irgi nebus jums toks baisus oruose ir kad turėsite laiko savo hobiams. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad paspaudžiat nykštį aukštyn, kad komentuojate, kad ir kokias gėlytės pridedat. Ir tikiuosi, kad susitiksime kitą sykį. Čia buvo Jurgita, sakau jums visiems ate, iki kito karto.